Mes visi mylim Lietuvą. Žinom, kad Lietuvai reikalingi visi žmonės, nepriklausomai nuo jų išsilavinimo, turtų, sėkmės, nesėkmės. Vaikai, seneliai, mes visi esame Lietuva ir turime būti kartu. Kas esu aš? Aušra Abramavičienė, inžinierė ir teisininkė. Turinti multisisteminės žinias, įgūdžius, patirtį, kurią galiu pritaikyti valstybės valdyme ir dirbti komandoje su rimta politikų komanda. Vienas pagrindinių politiko gabumų yra gebėjimas suderinti iš pažiūros skirtingas nuomonės, pasiekti kompromisų. Žmogus, tuo labiau politikas, turi gebėti medijuoti konfliktinės situacijas ar spręsti problemas kūrybingai, efektyviai ir naudingai visoms šalims. Remdamasi savo kūrybinių požiūrių, manau, daugeliu atveju tikrai būsiu naudinga Lietuvai ir visiems Lietuvos žmonėms. Galiu kompetentingai su pasirinkta komanda siekti užsibrėžtų tikslų, koordinuoti tarpasmeninius santykius, kurti pozityvią aplinką. Taip pat galiu suprasti ir perteikti žinias, pasinaudodama savo išmanymu ir sumanumu. Esu žingeidi, kūrybiška bei filantropė. Dar galiu pasakyti, esu slavė, visiškai socializavusis Lietuvos valstybėje, kurią myliu, gerbiu, myliu visus žmonės, ypatingai tuos, kurie mano gyvenimo kelyje buvo priešiški, nes jų kritiški pastebėjimai vertė mokytis bei tobulėti kaip asmenybei. Žinoma, kaip moteris savo gyvenime pasiekiau maksimumą. Tai yra, esu patyrusi ir žinoma dar patiriu galbūt absoliučią meilę. Turiu išaugintus vaikus asmenybės, kurie skatina mane dar labiau tobulėti. Žinoma, idealiausia būtų gyvenimo kelyje ir toliau likti vyro šešėlyje. Bet tai greičiau visų vyrų svajonė. Mano tikslas šiai dienai dalyvauti valstybės valdyme, stiprioje politikų komandoje, kad galų gale efektyviai panaudočiau sukauptas žinias, įgūdžius ir įgautą patirtį. Idealūs asmenys neegzistuoja. Tiek Platonas, tiek Makiavelis kūrė filosofinės idėjas apie idealų vadovą, tačiau jų genialios mintis tiesiog sudužo į šipulius. Svarbiausia yra gebėti išklausyti, koordinuoti ir suvienyti skirtingus žmonės vardan vieningo tikslo, turtingos, orios. Net jau galime pasvajoti prabangios valstybės sukūrimo. Svarbu, ne, tiesiog privalu turėti konstruktyvų, pozityvų mąstymą. Lietuvos valstybė pribrendo permainoms. Žinoma, ne tik galima, bet ir reikia išnaikinti supuvusį valstybės aparatą, jį sukurti iš naujo ant tautos išdaviko kaulų, bei vykdyti tą Blindos reformą. Tačiau elgtis būtina rimtai. Būtent dabar, per Seimo rinkimus, ir yra unikali proga taikių, demokratiniu būdu padaryti rimtas permainas. Visų pirma, Lietuvos politinėje sistemoje, teisinėje, kitose srityse. Būtina stengtis visiems, visomis išgalėmis pakeisti mokesčių teisinį reguliavimą taip, kad žmonės galėtų oriai gyventi, sumokėję mokesčius. Ateikite į rinkimus. Respublikonų partijoje esu 41 numeris. Reitinguokite mane, nes aš esu jūsų politikė, atstovausiu jūs tinkamai. O Žirmūnų rinkiminėje apygardoje pažymėkite mane Aušra Abramavičienė.